Labas, aš esu meistras Romas. Dabar aš noriu Jums papasakoti apie išsiplėtimo indo patikrą. Pirmas žingsnis. Mes turim vizualiai apžiūrėti išsiplėtimo indo korpusą. Ar nėra jame nutekėjimų, surūdijusių vietų, įlenkimų. Antra, ką mes privalom atlikti, tai patikrinti guminės membranos sandarumą. Pirmas žingsnis, ką mes padarom, tai atsukam dangtelį nipelio ir atsuktuvo pagalba nuspaudžiam nipeliuką. Jeigu oras, reiškiasi membrana sandari. Jeigu pradeda tekėti vanduo iš nipelio, reiškiasi membrana pramušta. Ir būtinai reikia šitą indą pakeisti nauju. Dabar aš noriu Jums parodyti, kaip pamatot slėgį išsiplėtimo inde. Su manometro pagalba mes galim pamatot slėgį. Gražiai pridedam. Pamatotas slėgis išsiplėtime inde turi būti ne mažesnis, o didesnis 0,2 atmosferos negu šildymo sistemoje. Šiuo metu manometras rodo 3,5 atmosferos, o sistemoje 3,7. Reiškiasi, nepakanko pas mus slėgio. Tai mes dabar turim pakelt spaudimą išsiplėtimo inde iki 3,8 barų. Su pompos pagalba arba kompresoriaus pagalba mes atliekam šioks veiksmus. Visą pirma, pagal taisyklės mes turim atjungti šildymo sistemos kontūrą, išleisti iš jo vandenį ir tada tik su pompos pagalba kompresoriaus pakelt spaudimą. Pridedam, užfiksuojam ir pumpuojam. Mes dabar matom, čia kaip pompo yra pas mus manometras, mes matom, kad jau čia kažkur tai rodo 3,8, reiškiasi pakanka, išimam. Atliekus šios veiksmus mes turim vėlgi užpildyti šildymas sistemos kontūrą ir pakartotinai pamatot slėgį išsiplėtimo inde. Pamatavom, pažiūrėjom, kad viskas atitinka mūsų matavimais ir užbaigėm šį darbą. Dar norėčiau paminėti, kada po apžiūros metu mes išsiaiškinom, kad mūsų išsiplėtimo indas yra sugedęs arba prakiuręs, pakeičiant naujų, mes turim atkreipti dėmesį į tą dalyką, kad gamyklinis slėgis oro ertmėje yra 1,8 baro. Ir mes pasiekti darbinio slėgio turim pasitelkti ne rankinės pompos, o elektrinio kompresorius, kad tas mūsų procesas neužtruktų ilgai. Na ir viskas, ką aš norėjau pridurti.